Kaip ir kiekvieną rytą, automobiliukas Tobis įriedėjo į kambarį. Ei, miegaliai, kelkitės! Kelkitės! Kaip galima miegoti, kai už lango šitaip šviečia saulė? Ar liausis taip garsiai burzgęs? Aš jau seniai nemiegu. Aš jau ankstaus ryto spėjau užsilaižyti dulkes. Bet kad čia visi taip giliai sumigę, tai užmerkiau ir aš akį. O kita kažkaip irgi užsimerkė. Na jau, Tobi, niekas čia seniausia nebemiega. Aš tai jau tikrai, kad nemiegu. Tokioms ponioms kaip aš nepridera ilgai miegoti. Tokia jau ten ponia, kai visas vidus pridulkėjęs. Aš žinau, kas iš tikrųjų miega. O šitas šaldytuvas. Dėdė Sniege, kelkitės! Tokia graži diena, dėdė! Tokiems ponams irgi nepridera ilgai miegoti. Negerai, kad dėdė nesikelia. Juk jeigu jis greitai neatsikels, tai pramiegos pusryčius. Atėjęs šeimininkas atidarys šaldytuvą ir pamanys, kad sniegas blogai veikia. O dar turbūt net nepamatys kampe gulinčios apšerkšnijusios žuvies. Kokios žuvies? Kur žuvis? Tada turbūt dėdė Sniegą atitirpdys, nes kietai miegodamas jis visada prišąla. O būti atitirpdytam dėdė juk labai nepatinka. Be to, išsiblaškęs šeimininkas tikriausiai pusryčiams kaip visad valgys kokį sumuštinį, pamiršęs, kad turi žuvį. O dieną nueis į parduotuvę ir nusipirks dar žuvies ir jos bus tiek daug, kad tiesiog niekas nebesuvalgys. Ar tikrai niekas nesuvalgys? Sugalvojau. Geriausia būtų pažadinti dėdę Sniegą, juk negalim jam leisti pramiegoti. Save gerbiantis ponas pats turėtų laiko atsikelti. Šiaip jau derėtų nustatyti žadintuvą, kai esi miegalius ir žinai, kad iš ryto laukia tokios rimtos pareigos. Gal įkišti vieną koją į kibirėlį su šiltu vandeniu? Tuoj jį pažadinsim. Reikia tik visiems kartu sušukti: kelkitės, dėdė Sniege! Ir jis tikrai atsibus. Ir pažadink tokį kelmą, kad gudrus. Tikras miegalius. Pamenu, ir aš buvau pramiegojęs, kai šeimininkai ruošėsi kraustytis į šitą butą. Laukiau visą naktį, kol vyksta kraustymasis, o dieną ir užmigau. Atsibudau tik tada, kai riebaluota ranka jau buvo nukabinusi mane nuo sienos ir pagriebusi už uodegos. Tai nuo to karto niekada nebepramiegu. Ir šiaip beveik nebemiegu. O aš kadaise atsikrausčiau į prabangiausią antikvarinių daiktų krautuvę mieste. Ten gyveno tokie daiktai, kad vien už jų palietimą reikėjo mokėti didžiulius pinigus. Į tokias parduotuvės patenkama tik kartą per 100 metų. Bet patį pirmą rytą pramiegojau iškilmingus pusryčius. Gal dabar čia nereikėtų stovėti su jumis, jei viskas būtų kitaip susiklostę. Pro praviras duris iš gatvės įskrido žvirblis ir nutupęs ant mano krašto pradėjo strypčioti savo purvinom kojom. Kaip iš manęs juokėsi netoliese stovėjęs senovinis kreslas. Kokia gėda! Būti nučiupinėtam yra didžiausias pažeminimas. Vai, nučiupinėjo ponia Rožė. Juk daiktai tam ir yra, kad juos čiupinėtų. Pažiūrėk, kiek ant šaldytuvo pirštų antspaudų, a? Bet žmonių, o ne žvirblių. Aš tai niekada nesu pramiegojęs. Tik mačiau, kaip šeimininkų mergaitė pramiegojo, nes žaidė su žadintuvu ir blogai jį nustatė vakare. O iš ryto išsigandus išbėgo į mokyklą, kad net nespėjo tvarkingai apsirengti ir dantų išsivalyti. Pabėgo. Kas pabėgo? Dėdė Sniege, kas?
Taigi sapnas pabėgo. Visada taip. Sapnavau, kad stovėjau Arktyje ant ledo lyties, kuri palengva plaukiojo po vandenyną. Prie manęs ateidavo lokiai ir aš duodavau jiems ledų. Atėjo net pati sniego karalienė ir pavertė mane princu sniegu. Ach, sapnas, sapnas. Ei, ko čia tylit visi? Kodėl šeimininkai dar neatėjo pusryčiauti? Juk jau po 8. Ar čia aš tiek ilgai miegojau, kad net nepajutau, kaip mane atidarė? Pramiegoti negerai. Tada jautiesi iškritęs iš medžio, kaip dėdė Sniegas. Bet negi ir šeimininkai tokie neatsakingi. Man tai nemotais. Kas čia pramiegojo, kas nepramiegojo. Kodėl aš išvis rūpinusi ne savo reikalais? Aš laisvas ir nepriklausomas. Ir man nereikia niekieno pusryčių saugoti. O... Gal ir šeimininkai pramiegojo? Važiuoju, apžiūrėsiu visus kambarius. Įdomu, ar visi vaikučiai ir jų tėveliai jau pabudo?